Na štai, pagaliau susijungė, sveiki gyvi, mėlyjeji. 32 kartą sąmoningumo mokykloje praėjo 3 pakopos mokymai. Jau 16 metai visą tai vyksta ir nuostabi grupė, nuostabus mokymai. Tai, ką aš jaučiu iš karto. Ir dabar tiesiog pasidalinsim tuo, ką tokie mokymai įneša į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tai tiesiog, ką naujo žmogus išsineša iš tų mokymų ir kaip jis pakeitė viziją apie ateities gyvenimą, kas jo gyvenime bus kitaip, negu kad buvo iki šiol. Tai tiesiog trumpai pasidalins dalyviai apie tai. Nu ir pradėkim tiesiog. Audrė, ką tie mokymai tau pakeitė gyvenime, kaip tu manai, kas bus tavo gyvenime kitaip? Man buvo taip stipru, kaip nei vienoj kitoj pakopoj. Aš gavau tiek energijų, tiek palaikymo, gavau tokio supratimo ir tokios bendrystės. Aš labai dėkoju Robertui, kad mane vos ne už ausų atitempė šitą pakopą. Ir aš tokia patenkinta, tokia laiminga. Ačiū tau, Robertai. Aš tave myliu. Štai prisipažinimai, meilė, netgi. Gerai, bet vis tik tu neatsakei į klausimą, Audrė. Kaip tu manai, ką tai pakeis tavo gyvenime? Kaip gyvenimo ateitį matai kitaip? Dėl ko? Kas įvyko? Didesnis atsidavimas, didesnis pasidavimas. Labiau supratau, kaip per tuos visatos dėsnius žvelgti savo gyvenimą, nes man anksčiau buvo daug maž aišku į praeitį, dabar į praeitį man jau visai aišku po šitų praktikų, o į ateitį man, į dabartį man taip daug maž aišku, bet aš į 4 pakopą ruošiuosi atvažiuoti, tai ir toliau dėl sportavimo, tai aš jau taip bandžiau dėrėtis, o jeigu 3 Tibeto pratimus, bet Robertas pasakė ne, nu tai darysiu visus 5. Taip tau reikia. Gerai, Edgarai. Ką tau įnešė šitie 6 dienų mokymai į tavo gyvenimą? Kaip tu manai, kas keisis? Šiaip, kad kiekviena mūsų būsena priklauso tik nuo mūsų pačių. Ir kokią būseną norim būti, kaip jaustis, tai tik priklauso nuo mūsų, nuo išorės visiškai nepriklauso. Nu ir kas... Vat visas šitas suvokimas, ką tu pasakei, kaip tu manai, ką tai duos tavo gyvenime praktiškai? Mažiau galbūt pykčio, mažiau kažkokių emocijų protrūkių. O ko daugiau? Daugiau ramybės. Jauti tai? Jaučiu tai. Ypač 3 pakopoje pajutau, po 1 beveik nieko, 2 čiučiut, o 3 buvo wow, sprogimas tiesiog. Ačiū, Robertai. Dėkoju, Robertai. Ačiū. Almyra, kaip tu, po kiek laiko atėjai dabar po 2 pakopos į 3, kiek praėjo laiko? Nedaug dabar, vasario mėnesį buvo. Aha, vasario. Gerai, kaip tu jautiesi dabar? Koks pokytis įvyko ir ką tu matai savo perspektyvoje, būtent po šitų mokymų, ką jie pervertė tave arba kažką sujudino galbūt? Supratau, šiaip patiko tas pats perdavimas tų žinių, paskaitų. Tai buvo ir žaidimo, ir juoko, ir žaismingumo, ir ašarų. Vienu žodžiu, mes tokią paletę jausmų čia išgyvenom, kad kažkas tai tokio wow ir tiesiog taip ir sakau, tą indą mes savo vidinį išsivalėm ir prisipildėm tokių dovanų, čia Robertas mums apdovanojo tokių dovanų, tai visi dabar su šypsenom laimingi. Tai perspektyvoje tai, kad, gyventi su džiaugsmu, atsipalaiduoti, su lengvumu, mažiau to galvoje, mažiau, kaip sakyti, gyventi protė, daugiau su atsipalaidavimu paleisti, kaip gyvenimui leisti gyventi per tave. Ar jauti galimybių padidėjimą, potencialą būtent taip gyventi, kaip tu pasakei?
taip, jaučiu pasitikėjimą, didesnį džiaugsmą, ramybę, kažkaip pilnatvė, viskas viename ir tiesiog gera viduje, dabar ramu ir gera. Dėkoju be galo visiems dalyviams. Dėkoju tau. Ir Nu, Donatai, kaip tu, tavo šypsena mane tikrai džiugina, nes šiaip tai su Didžiulis šypsena. postumis toksai, sąmoningumo to keliu, pastiprinimas, ramybės daugiau, visko atsirado. Nors nebuvo lengva momentais, buvo tokių momentų sunkesnių, bet galų gale viskas tik tai gera, pabaigoje galima patvirtinti, buvo verta. Tikrai buvo verta. Super, džiaugiuosi tai. Sonata, sakyk, kaip tu jautiesi dabar ir ką tu manai, ką šitie mokymai atnešė į tavo gyvenimą naują? Tai aš atvažiavau su ganėtinai didelė problema, ten įvertinau gana aukštų balų, nes man ta problema buvo gana aktuali ir dabar labai džiaugiuosi, kad viskas nukrito iki 2. Tai trečia pakopa man suteikė labai daug supratimo, ko aš anksčiau netaikiau po 1-2 pakopos, tai 3 pakopa sudėliojo viską į lentynėles, susirašiau visą dienotvarkę ir jau nuo rytojaus ryto pradėsiu ją taikyti kartu su 2 puse. Tai man šitie kursai yra pavyzdys, kaip dirbant su savimi galima pagerinti ir poros santykius, ir santykius su vaiku, kaip galima paleisti praeitį. Ir dabar aš žvelgiu į ateitį, nebesigilindama, kas buvo praeitie, nes aš su ją, su praeitimi tikrai stipriai pradirbau. Susitaikė, ne? Ramybės atsirado. Taip, daug ramybės. Šaunu, ačiū tau. Nu, Joana, tavo šypsena, taip, nuostabu. Nu, sakyk, kaip tu manai, kas tavo gyvenime pasikeis po šitų mokymų? Kaip tu tai matai? Aš tai matau, kad labai daug kas pasikeis. Visų pirma, tai priėmimas gyvenimo, kuris vyksta aplink mane, ar jisai gerai vyksta ar blogai vyksta, pagal mano vertinimą, praeities vertinimą, kaip aš vertinau. Nes dabar čia išmokau, kad viskas vyksta tobulai, nes viskas, kas vyksta, yra dieviška. Tai aš turbūt iš šitos perspektyvos ir formuosiu savo gyvenimą. Netgi tada, kai labai norėsis nervintis, aš suprasiu, kad čia yra dieviška. Dėkoju už tai. Super, taip, ir iš to šypsena gimsta. Jau tada ne šiaip, ne kaukė, o tai yra širdies šypsena, tai matosi. Ačiū tau labai. Nu, Karoli, lengvi buvo mokymai ar ne? Tikrai nelengvi, bet sakyčiau, universalūs vaistukai nuo labai daug ko, praktiškai nuo visko. Daktaras tikrai neišrašys, reikia patirti savo kailiu, praeiti visą tai. 1 pakopa iš tikro nedidelį įspūdį paliko, kaip sakant, bet buvo irgi davė savo. 2 jau pradėjo atidarinėti, sakykime, vidų asmeninį, o 3 jau dirbo. Jau darbas įdėtas ir pokyčiai matosi. Toks yra nekantrumas eiti, išbandyti visus naujus dalykus, ką išmokau tikram gyvenime. Ir kaip tu manai, būtent kas tas nauji dalykai, kas naujo tavo gyvenime turėtų atsiverti, kaip tu manai? Išlaikyti daugiau ramybės savyje, naudoti dėsnius. Į gyvenimą žiūrėti šiek tiek paprasčiau galbūt, viską matyti, kad yra tobula ir Dievo siųsta. Ar jauti potencialą būtent šitam, kad... Taip, tikrai taip. Super, džiaugiuosi. Ačiū tau. Ilona, tu praėjai visą kursą jau, visas pakopas ir dabar grįžti vėl ir vėl. Sakyk, keitė kažką tai būtent tas kartojimas šitos 3 pakopos tavyje, ką tai davė tau? Tikrai taip, tikrai keitė, kadangi labai daug išminties visose pakopose, kažką iš jų visada parsiveži, bet taip jau yra, kad gyvenime tai prasminti užtrunka laiko. Ir gaunam tiek daug išminties ir visgi ateina ta rutina, viskas įtraukia ir tu kažkokią dalelę pradedi taikyti, bet paskui vėl reikia to pastiprinimo, reikia vėl pastiprinti ryšį su dieviškumu. Tai būtent per šią pakopą dar labiau ir taip jaučiasi toks vis kilimas į viršų, nes jau turiu, jau kažką susikūriau, atvažiuoju vėl pakylu aukščiau, vėl kažką dar prikūriu daugiau, vėl pakylu ir toks statymas į viršų, kilimas į viršų, kaip Robertai tu sakai, tai yra kelionė. Ir kadangi aš ją pradėjau ir tikrai nenoriu dabar jau sustoti. Ačiū tau. Ačiū tau labai. Nu, Daivutė, sakyk, kas
Kas naujo tavo gyvenime bus po šitos pakopos? Ką tu dabar matai? Nežinau, ar naujo, bet aš vis grįžtu prie savęs, kaip visi keliai veda į Romą, taip visi keliai vis tiek kažkaip susiveda į mano vidų. Tai tiesiog grįžti daugiau į save, pasižiūrėti, kas ten darosi, taip pat statyti save į kito vietą. Man šitos praktikos labai irgi daug visko iškėlė ir parodė, ir mažiau to pasipriešinimo, neskirstyt, kas gera, kas bloga, nes viskas yra, kaip pasakyti, vienas ir viskas yra meilė. Super, va tas suvokimas yra tikrai toks pagrindinis. Ačiū tau labai, Daiva. Nu kągi, brangieji, matot, kaip viskas vyksta, tai ką aš galiu palinkėti jums? Tiesiog pajaus savo širdį, ar jums tai reikalinga, ar jums tokios būsenos, toks kelias reikalingas. Paklauskit savęs, su kuo jūs gyvenat ir ar norit likti tame, ar norit žengti tą žingsnį, naują žingsnį į naują gyvenimą. Jūsų pasirinkimas gyvenimo rytas.lt. Ačiū jums.